Sveiki visi color.lt nariai. Šiandien pristatysiu naują pamoką, kaip reikia padaryti, kad tekstas Photoshop'e atsispindėtų. Tai yra žiūrėti lengva iš tikrųjų, bet galbūt kas nors, kas nemoka, todėl padarysiu čia pamoką. Sugalvojau dabar pats pasimokyti kažką Photoshop'o, to prasme, ir tuo pačiu jumis pamokyti kažką tokio. Tai galvoju pamokas pradėti garsinti. Ok, tai dabar spaudžiam File, New ir pasidarom 1000 ant 1000, kad jūs geriau matytumėt. Tada pasidarom backgroundas, kad būtų layeris, pasiemam tekstą, tiesiog parašom, pasiimam kokį ir home, parašom dėkim color. Ok, spaudžiame CTRL ir T raidę, tada pasididinam ją, pasidedam viską, kaip matot, ir pasidarom per vidurį ir minkštai. Ok, dabar pasidarom kopiją šito layerio. Tai būtų labai paprasta, tiesiog paspaudžiam paprasčiausiu būdu CTRL ir I raidę. Va, viskas. Tada spaudžiame CTRL ir T raidę. Ir pasižymėjo taip pat šoną. Tada spaudžiam Flip Vertical. Kaip matot, mūsų vertikaliai apsivertė visas tekstas. Dabar tiesiog su klaviatūros rodyklėm nuvedam biškį žemiau. Ir padarom, kad būtų jis daug maž, bet taip kažkas panašaus. O dabar, kad pasikeistų kažkas spalvot, pašviesėtų, to prasme, ne? Spaudžiam opacity ir pamažinam. Kažkas, nežinau, pasirenka Photoshop'ą, čia labai nederinis ir vis tiek čia. Taip tai yra. Taip va, tai mūsų tekstas dabar taip atrodo. Galim pasiimti trintuką, kuris pavyzdžiui, čia eraseris. Ok. Ir dabar galima trinti, kad gražiau atrodo, dėkim, kaip kažkas pasidarys. Tai aišku, pagal save, jeigu jūs ten kursit kažką. O tiesiog taip aplinom ir prisispindintis tekstas. Viskas, šiandien tokia pamoka. Jeigu norite tokios pamokos, tai parašykite komentarus, galbūt ką nors padarysim. Iki.